Labas rytas visiems radio stoties Zinzino pasaulyje ir Bakėjų priežiūros, pasaulyje žiūrovams ir girdėtojams. Malonu visus matyti, kas visada pasijungia gyvai ir kas po to žiūri įrašus. Tai tikrai tokių yra daugiau klausytojų negu žiūrėtojų visada, bet taip normalu. Tai šiandien noriu startuoti nuo gyvenimiškų dalykų, nuo techninių dalykų, kuriuos noriu atkreipti dėmesį. Po to pereisim prie privilegijų tiems, kurie yra čia gyvai, klausimai, atsakymai, pasidalinimai paskutinės savaitės, kas nutiko, kaip galbūt kažkas. Tada akcentai akcijos, galiojančios kampanijos ir dar kažkas galbūt bus aktualu. Tai pirmiausia, dabar kompanija didėja, mūsų čia klausančių įrašą ir prisijungiančių, kiekvieną savaitę vis skirtingai. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į techninius niuansus. Ką aš turiu omeny? Kiekvienas mes turim savo potencialių klientų, mes turim jau realių klientų ir mes turėsim ir turim partnerių, kurie startuoja arba nori kažkokios informacijos gauti. Tai šitoje vietoje aš truputėlį noriu pasidalinti, mes su Simona aptarėm atsakomybę ir atsakymais. Ta prasme, kad Simona šiandien dienai tikrai žino labai nemažai jau. Tai pavyzdžiui, klausimas, kaip užregistruoti naują klientą, yra klausimas Simonai. Kaip užregistruoti naują partnerį, irgi Simonai. Kur padėti sistemoje naują partnerį, tai čia jau klausimas yra man, ir čia galima atskirai parašyti ir aš pasižiūrėsiu, ar padėti tai vadinamą tą bėgančią koją, išorinę ar vidinę koją, tai čia kaip pagal konkrečių žmogaus situaciją. Atsiprašau, bet tai aš galėsiu ir pasiklausti. Jo, ta prasme, kad Simona turėdama slaptažodį, nes konkrečiai registruojant partnerį, tai tada reikia turėti prisijungimą to žmogaus, arba padaryti kartu, arba vėliau turint slaptažodį pastatyti tą žmogų reikiamoje vietoje sistemoje, kad tam žmogui, kuris užregistravo, būtų didžiausia nauda. Ne? Tai aš kalbu apie kreditus, kad tie kreditai balansuotųsi ir kad žmogui kuo greičiau virstų į eurus ir į titulus. Tai toksai niuansas. Dar vienas momentas yra, kad jūs irgi galit ne visada greitai, aš turiu omeny per galbūt valandą ar per 2 pasiekti Simoną. Tai jeigu klausimas nėra gaisro tipo, tai yra galimybė parašyti lietuvių kalba elektroninį laišką. Vidmantei tai galioja truputėlį kitaip, nes jinai yra, aš jos nepristačiau, aš ją truputėlį dar vėliau pristatysiu. Atsiprašau, Vidmante, tai support 2p anglų kalba .lit@zinzino.com. Tai galima rašyti bet kokį klausimą, jums bus atsakyta ir taip pat yra telefono numeris. Aš visada esu pats už gyvą bendravimą. Jeigu reikia, pavyzdžiui, klausimą gauti raštu atsakymą būtinai, tai taip, prašom elektroninį laišką, bet jeigu reikia paskambinti, nes tau dabar ir čia reikia atsakymo ir tu manai, kad tu esi pats savarankiškas ar savarankiška ir gali pakelti ragelį, paskambinti į Švediją, bet rinkdamas paprastą lietuvišką numerį 85 pradžia, kas tau visai nekainuoja, tai tu ir gali irgi tą pasidaryti. Tai kadangi įrašas, tai aš pasikartosiu, telefonas yra 85 21 499 00. 85 21 499 00. Šituo telefonu paskambinus iš pradžių įsijungia automatas, pasirenki, kokiu klausimu tu skambini, ar partneriui pagalba, ar klientui, ten 1 arba 2, ir atsiliepia lietuviškai kalbantis Ieva, kuri ir padės atsakyti klausimus ir pagelbėti tuo techniniu klausimu. Tai va, tai čia daugiau tokie, sakykime, momentai, kurie yra mūsų kasdieniniai klausimai, kuriuos galim atsakyti patys arba pagelbėti per Simoną. Va, aš niekur nedingstu,
Aš tiesiog ir pati Simona prašė manęs, kad aš daugiau duočiau jai tokių klausimų, kad jinai pati nori išmokti labiau techniškai ir be abejo išmokinti visus tuos žmonės, kuriuos Bakėjų šeima, taip sakykim, įtraukia šitą veiklą ir mokina, edukuoja kartu su manim, teikia pagalbą ir užsiema tuo švietimu, ką mes ir darom. Tai va, jeigu reikia išaiškinti testo rezultatus, tai Simona, tu mane papildyk, ar tu jau šiandien gali irgi tą padaryti, jeigu girdi. Girdžiu, galiu testo rezultatus. Papildyk prie to, ką aš pasakiau, ką tu dar matai, galėtum, sakykim, taip. Tai jeigu klausimai ar apie produktus, ar dažniausiai tai dabar būna kliento registracija, kad reikia pagalbos. Tai nežinau, aš manau, kad gali kreiptis visais klausimais į mane, o jau ko aš negalėsiu, tai jau tada mes judinsim tave. Labai gerai, labai gerai. Tai va, tai čia toks principas ir yra. Mes dar su Bakėjum kalbėjom, kad Bakėjus prie techninių kol kas negali prisijungti atsakymų, bet visada, jeigu reikia motyvacijos ar kažkas stringa, visada galima jam skambinti, kad jisai išjudintų. Taip, tikrai taip, ir Bakėjui, ir man. Tai va, tai dabar noriu truputėlį vieną žingsnį žengti atgal, noriu žodį suteikti prie mūsų šiandien prisijungusiai Vidmantei, jinai mums mojuoja iš žemėlapio viršaus, iš nuostabios Skandinavijos šalies Norvegijos ir jos sostinės Oslo. Va, ir Vidmantė, porą žodžių tau prisistatyk, kaip tu čia atsidūrė Zinzino bendruomeniai ir kodėl tu tą darai. Labas rytas, laba diena visiems. Tai ačiū, kad galėjau šiandien ateiti į šitą susitikimą. Tai taip, aš gyvenu Osle ir į Zinzino bendruomenę atėjau dėl sveikatos stiprinimo klausimų vedama ir taip pat profesinio smalsumo vedama. Esu pati slaugytoja ir dėl to ieškojau atsakymų, kaip savo padėti ne cheminėmis priemonėmis ilgus metus ir taip pat skatinama noriu padėti kitiems. Tai šiuo metu jau Zinzinoje esu daugiau negu metai ir iš tikrųjų su Antanu ir Simona mes Ignu susitikome gyvai Stokholmo renginyje, o taip pat labas Asta, kurią matau pirmą kartą šiandieną, bet sveika prisijungus, atėjus, tai labas ir visiems, kas žiūrės, tai mūsų tikrai gretos didėja, daugėja ir būtent tas komandiškumas bendruomenė ir šiaip kaip komanda, kolegos, manau, mes turime ko vieni iš kitų mokintis ir padėti ir augti kartu ir bendradarbiauti iškilus reikalai, klausimai. Tai tiek. Tai va, tai labai džiugu, Vidmantė, tikrai šitą tavo pasisakymą, prisistatymą girdės tikrai daugiau žmonių, dabar 4 gyvai, bet įrašą dar po to žiūrės mažiausiai 10. Tai visi žinos, kad yra, Vidmantė turi didžiausią privalumą iš mūsų visų, nes jinai yra, kaip aš sakau, per 2 stoteles nuo Vitos laboratorijos kraujo tyrimo. Tai įsivaizduokit, kai mes padarom savo kraujo tyrimą ar savo klientui, ir kai Vidmantė padaro tyrimą, kokiu greičiu jinai gauna atsakymą. Tai vat, čia yra unikali geografiškai vieta ir taip susiklostė Vidmantės gyvenimas, kad jinai jau daug metų Norvegijoje ir tikrai daug lietuvių bendruomenių, ten, sakykim, veikloje dalyvauja. Šokiai, pokiai, estrada ir visi kiti reikalai. Va, tai labai džiugu, kad yra ta bendruomenė ir mes jau turėjom bendrų su Vidmante pokalbių su lietuvių šeimom, kurios gyvena ne tik Osle, kurios gyvena ir pietuose, visiškuose pietuose, jau Oslas ir taip nėra šiaurėje, bet yra dar piečiau miestai ir Vidmantė taip pat prisijungusi prie šios dienos komandos ir ateityje, žinodama, kalbėdama ir su Andriumi, ir su manim, ir su Bakėjais, turės galimybę pasiimti tos patirties, girdėti tas situacijas, galbūt naujas ir skirtingas, negu jai pačiai vyko ir mums visiems,
Ir taip drąsiai eiti, kiekvienam iš mūsų drąsiau eiti pas klientus, pas žmonės, kurie galbūt nepatenkinti šiandien savo darbu ir nori turėti antrą eilę veiklą ar trečią eilę veiklą, ar galbūt visiškai pereiti, taip kaip aš, mesti ir sakykime, 180 laipsnių pakeisti savo gyvenimo sritį, veiklą. Taip kad tai yra labai išnaudokim tą situaciją maksimaliai. Tai va, tai techniniai klausimai praeiti, nauji komandos nariai dar kitą antradienį planuoja prisijungti ir Eva. Tai bus dar, mūsų daugėja ir labai gerai. Ir šiandieną, prie pereinant prie galbūt klausimų, atsakymų ar unikalių situacijų, kas man vyko ir ko jūs norėsit pasidalinti, aš noriu priminti, kad liko lygiai 2 darbo dienos iki rytojaus vakaro, kada mes turim klientinę kampaniją, kada šiandien ir rytoj užsionboardinę, užregistruoti ir sumokėję pagidautiną kortelę, nes taip iškart įvyksta registravimas klientai, sausio mėnesį gaus dovanų ilgalaikio cukraus kraujyje nustatymo testą. Beje, aš pats irgi, man čia trūko vitaminų mineralų Xtenda, aš pasiėmiau savo pripeidą ir man tas testas atkeliavo iš karto. Ta prasme, kad jeigu tu imi abonentą produkto ne vitamino D, o kažkokį kitą, kurio vertė yra startinė ne mažiau kaip 60 €, tai tu gausi sausio mėnesį ilgalaikio cukraus kraujo nustatymo testą, ir yra išimčių, jos yra 4. Atkreipkite dėmesį į kampaniją, reiškia, negalioja prepeidai arba išankstiniai zinzino Xtendui kardu, zinobiotikui ir vitaminui D. Atrodo tiksliai pasakiau. Tai labai susižiūrėkit, kitaip tariant, balansinis aliejus bet kokią formą su testais, be testų galioja, ar tai būtų veganiškas ar tirpstantis vandenį. Jeigu kažkokios kitos, prieš registravimą pasižiūrėkit, ar ta dovana prie to rinkinuko galioja, bet tai galioja daugiau išankstiniams. Tai aš savo pasėmiau Xtenda kart 4 išankstinį, kuriam galiojo ir dovaną jau gavau. Jau gavau tą testą ir galėsiu padaryti. Tai va, tai kampanijos 2 dienos. Dabar ar bus kampanija kažkokia Black Friday, nežinau. Jausmas mano sako, kad bus, bet tai tam mes turim, jeigu per šitas artimiausias dienas taip įvyks, kad jūs neturėsite naujo kliento, tai šiandien kalbėdami su žmonėmis ir rytoj jūs juos paruošite būsimom akcijom, kokios jūs bebūtų. Manau, kad jos bus kažkokios tikrai neblogesnės negu yra. Bei yra kampanijos ir partneriam, kaip jūs žinot. Kuo daugiau mes pritrauksim žmonių į veiklą ir kuo greičiau jų išmokinsim, tuo mes turėsim didesnę naudą tiek per pinigus. Jeigu startuojantis partneris turi, jūsų atvestas startuojantis partneris turi 200 kreditų ir galiojantį Zinzino for free, tai jūs gaunate 2 premiją, ne 50, bet 100 €, plus tas partneris gauna 6 mėnesius po skirtingą testą. Tai tų kampanijų tikrai yra nemažai. Tai va, dabar kągi, pereikim prie klausimų atsakymų. Prie klausimų atsakymų ir kadangi vairuoja ir galbūt sustos ar kažkur tai turės eiti, ar gal, tai tada pirmenybę aš suteikiu Astai. Man pirmenybė. Taip, Asta. Aš turiu tokį mažą klausimuką. Turiu tokią draugę, su kuria mes buvome ten tame renginį, kur neatsimenu pavardės, ten tas... Colin Robinson. Nu, turbūt, jo, ir kalbėjo apie omega svarbą ir, žodžiu, išėjome, mes ten, turėjau 2 draugės, išėjome ekstaziai visos ir dabar čia ne per seniausiai perklausiau jų, nes kaip ir, sakiau, kad jūs pagalvokit, žodžiu, jeigu ką, kreipkitės į mane. Nei viena nesikreipė. Tada viena, dabar kai kreipiausi, pasakė, jo, aš jau nusipirkau, bet ne pas tave, tai biškai nesupratau šitą momentą. O antra pasakė, žinai, aš valgau žuvių. Jeigu aš gaučiau testą ir pasitikrinčiau, man būtų įdomu pasitikrinti, ar valgyti žuvies užtenka. Bet tas, kad gausite testą ir pasitikrins, tai nėra jokios garantijos. Aš dabar jau šiandien tas mano klausimas.
praktiškai, bet ką jūs visi galvojate apie šitą variantą, nes testas, taigi jisai šiaip pats tai brangiai kainuoja. Tai man gaila iš ko nors iš jūsų ten skolintis tą testą, nes aš nežinau, ar jinai pasižiūrėjusi, kad pas ją viskas blogai, vis dėlto ryšis ne daugiau žuvies valgyti, o nusipirkti balansinį aliejų. Tai kaip jūs galvojat, kaip man pasielgti, kaip jūs elgtumėte iš toj situacijai? Tai mano patarimas yra, pirmas patarimas yra niekada nespręsti už kito žmogaus finansinės galimybės. Tai čia su šauktuku noriu pasakyti. Tarsi, tu niekada nežinai, ar ta draugė neturi savo finansinių galimybių iš kitos biudžeto eilutės skirti 65 eurus, aš jau čia sakau geriausią kainą su išsiuntimu, ar ne? Supliusuoju ir pašto kaštų. Nes aš žiūrėjau 105 eurai tas testas. Taip, jeigu žmogus perka tik testą, tai jis gauna mažmeninę kainą. Bet jeigu mes kalbam apie didmeną, ką mes kaip partneriai turim užsipirkę ir turim prie savęs tų testų, tai tu gali jai pasakyti, žiūrėk, šiaip testas kainuoja, gerbiamoji, tiek, bet aš suradau mūsų komandai žmogų, kuris tau atiduos už šitą kainą, ne, už 65 eurus, ir tu pasižiūrėsi. Tada sumokėjusi ten daugiau kaip dvigubai mažiau už tą testą, nes aš suradau tau, gerbiamoji, dėl tavęs čia kreipiausi, ieškojau ir skiriau laiko, tu pasižiūrėsi ir su mano kolegų pagalba tau testas bus išaiškintas, pasižiūrėsim tavo 11 riebalų rūgščių eritrocito membranoje, kaip jie santykiauja ir kokie tavo lėtiniai uždegiminiai procesai, ir tu pati toliau nuspręsi, ar šiandieninė tavo žuvies mityba pakankama, ar tu nori likti šituose skaičiuose, galbūt jos rezultatai bus puikus, tai tada mes ją pasijungsim čia kaip svečią ir papasakos jinai, kaip jinai gyvena, ką jinai valgo ir kaip jinai, aš turėjęs tokių žmonių, sakau, maždaug 7 iš 250, tai tikimybė nedidelė tavo draugės yra, bet suteikim jai galimybę šitą. Antras momentas, jeigu tu turi labai gerą draugę ir tu matai, kad jinai šiandien neturi jokių galimybių sumokėti, bet jinai pamačius testo rezultatus tikrai tą padarys, tai tu gali, sakykime, suteikti trumpalaikę paskolą investuodama į ją, ne, savo pinigus. Po to jinai tapdama klientų ir užsisakydama rinkinuką, užsisako jį su testu ir tau tas testas sugrįžta. Ir trečias momentas yra, kad tai gali būti tavo investicija tiesiog negrįžtama. Tokių variantų. Kalėdos artėja, galiu padovanoti dovaną testą. Pavyzdžiui, tu investuoji savo pinigus 65 eurus ir tu padovanoji ir garsiai pasakai, čia yra mano dovana tau. Ne? Ir tu padarai tokią dovaną artimam žmogui. Ir tada be abejo galioja viską, ką sakiau. Mes tą testą aptarėm ir panašiai, bet žmogui nereikia gražinti. Ne? Tai yra 3 variantai, Asta. Ir tu drąsiai gali rinktis ir pristatyti ir, sakykime, parduoti tą situaciją, kaip tu matai, jausdama tą žmogų ir kaip čia galėtų būti. O tai čia su viena draugė. Su kita draugė, kuri nusipirko kitur, tai aš dar padiskutuočiau, kodėl kitur, už kokią kainą. Ne kitur, jinai Zenzino nusipirko, bet jinai nusipirko, žodžiu, jinai nuėjo pas gydytoją Astą Keturkienę, kuri darė jai ten kažkokį tai tyrimą ir pas tą Astą Keturkienę ir nusipirko tą visą prenumeratą. Tai labai gerai, tai tu tada turi suprasti, koks tas tavo draugės ir Astos Keturkienės santykis ir koks tavo ir tos draugės santykis, ne? Tai čia yra toksai kaip ir ženklas, kad jeigu tu, tarkim, toj temai buvai pirma, jinai nuėjo kitur, tai čia tau yra toksai mažas šauktukas. Mažas šauktukas, arba gal tenai nepaeis, nes klientinės, sakykime, prisirišimas, tas žmogus dabar įsipareigojęs prieš kompaniją yra 6 mėnesius, bet jeigu po 6 mėnesių ten pamatys, kad tie santykiai, pavyzdžiui, su Keturkienė arba jinai nepakankamai edukuoja ją arba panašiai, yra tokių, yra buvę situacijų, tai jinai galės sugrįžti pas tave ir būti kokybiškai
prižiūrima kaip klientė, ne, sakykime. Šito irgi netmeskim ir yra mano gyvenime buvę jau per 1,5 metų tokių situacijų, kad žmonės, žinai, aš ten jau pradėjęs ir kaip nepatogu ir taip toliau, bet žmonės, visi mes esam labai skirtingo išsilavinimo, backgroundą turim, skillsus ir supratimą apie priežiūrą žmogaus. Kiti numeta žmogų, kiti prižiūri, kiti rūpinasi, kiti nesirūpina, bet čia yra laisva valia. Tai aš šitoj vietoj nedėčiau kažkokio raudono brūkšnio su ta drauge, bet tiesiog pasitikrinčiau. Viskas, nebebendrausiu daugiau niekada su jie. Jo, sakyk, va dabar aš tave čia kaip ragina miškų. Dabar užbaninu tave iš visų socialinių tinklų. Jo. Tai čia visada tą suspėsi. Tu suprask jos ryšį su keturkienė, ką jinai nusipirko, ką jinai įsipareigojo, ką ta keturkienė jai pažadėjo, aš tokį kavos arbatos išgerčiau. Nu, kad savo atsisakyčiau, kas ten įvyko. Ir daugiau ir pačiai. Aš daugmaž įsivaizduoju, ta prasme, čia nepaslaptis tokia nuėjo ir pasiėmė kompleksą visą kažkokiu, tai nebuvo vien ten tas aliejus kažkoks. Tai. Gal kita vertus net neaišku, ar Zinzino, tiesą sakant. Gal kažkoks kitas, bet tiesiog, kad nuėjo pas gydytoją, kurią pasitikė gydytoja, jai pasakė, kad tu turi gerti tą ir va šitą gali imti per mane. Ir jinai paėmė, labai paprasta. Tai Olgagi irgi panašių principų dirba ir keturkienė lygiai taip pat. Taip, kad viskas šiandien logiška. Logiška, bet yra follow-upas. Po 4 mėnesių antras testas. Padarys, nepadarys, primins, neprimins. Ta daktarė turės laiko, neturės. Čia yra daug dalykų. Čia, tarsi, galbūt, Zinzino čia yra visa vertė, yra ta, kad tu gali greitai gauti komisinį, tu gali greitai užonboardinti klientą. Bet jeigu tu jo neprižiūrėsi vėliau, jeigu tu nepaskambinsi, kaip tu gyveni po kai tau DPD ar atsiuntė, ar tu atsidarėjai, ar pargavai, ar davėjai vaikam, ar tau tiko skonis, ar tau nesibaigė anksčiau laiko, ar tau ten kortelė nesibaigė, ar papildė ir taip toliau. Jeigu nebus šitos priežiūros, tu neturėsi ilgalaikio kliento, kuris, tai yra didžiulis tavo potencialas ateičiai, eiti tau nežinant, jis eis ir pasakos kitiem potencialiam klientam. Bet tau, kaip partneriui, užsiskaičiuos tau, jeigu tas žmogus paregistruos. Tai va čia tas, kuo tu daugiau investuosi pradžioje į savo pirmą ratą, tą vadinamą, į savo pirmus partnerius, pirmus klientus, tuo jie bus labiau stipresni, jausis patys, labiau prižiūrėti ir jie taip pat eis toliau. Su tokia pat kokybė, su tokia pat priežiūra ir su tokia pat edukacijos lygiu. Supranti? Nes aš esu visko girdėjęs. Oi, ten užbėgo, akis dega, prisionboardino, o po to kas, žmonės skambina, nekelia ragelio ir taip toliau. Tai aš norėčiau, kad Zinzino būtų tokių mažuma ir taip neatsitiktų. Galbūt ta daktarė prižiūrės labai tvarkingai ir viskas ok. Bet pasiaiškink lūkestį tos moters, tos draugės, kaip jinai įsivaizduoja, kaip ten bus toliau ir neatmes, kad jinai gali ir pas tave sugrįžti. Good? Aš tik dar norėjau pridėti, kad mano viena iš labai vertybių ir draugystėje ypatingai yra lojalumas, todėl aš Astą labai suprantu, nes jeigu man draugė tai padarytų, tai plemački man džiaugiai nepatiktų. Tai... Jinai tokia nelabai draugė, reikia pripažinti, tiesiog mes labai seniai pažįstamos, jinai lanko pas mane mokymus jau gal 5 metus ir kadangi per mokymus mes atvirai labai kalbamės, visoje grupėje, tai yra tas ryšys toksai labai asmeniškas, Tai... Tiesiog vieniems žmonėms šitas toks slidus dalykas yra, iš vis jie neatkreipia dėmesio, kad jie kažką ne taip padarė, o kitiems tai yra labai daug. Tai, pavyzdžiui, man būna labai daug. Jo, bet aš jums pasakysiu, kas įvyks vėliau, kai jūs būsite Zinzino. Jūs pakilsit visai į kitą mental lygį ir jūs paleisdami tą žmogų jausitės labai gerai. Ta prasme, kaip man Bakėjus sako, aš jam sakau, žiūrėk, aš tą dieną negalėsiu ateiti į treniruotę. Jisai sako, okei, bet Antanai, kitas lygis bus, kai tu man pasakysi, aš negaliu ateiti pas tave į treniruotę, ir sakinio antra dalis bus, o Bakėjau, kada tu man gali vietoj to surasti laiką? Pagaunat mintį? Vietoj to, nes aš nebegalėsiu be treniruočių.
Tai čia taip pat yra ir su šitais žmonėm. Mes ir su Vidmante turėjom pokalbį ir paleidom tos žmonės, nes jie kažkokiu turi papildų ir panašiai, bet jie matė mūsų vaibą, jie matė visą kitą, jie galbūt papasakos ir galbūt jie duos Vidmantei lydą kitos lietuvių šeimos Norvegijoje, arba kitų norvegų, arba ten švedų, arba dar kažkitų. Tai tikrai sugrįžta pačiu netikėčiausiu, bet pačiu nuostabiausiu kampu. Tau net nesuprantant, kodėl taip įvyko. Nes tu įdėjai visą tą širdį į pokalbį, į viską, į tą prezentaciją. Ir, aš sulaukiu šiandien jau skambučių, kad man ten reikia to, aš turiu jau, jūs įsivaizduokit, kaip tu pasieki lygį. Mano klientą Ispanijoje užregistravau. Tai įsivaizduokit, koks tai jau yra, prasme, kaip nuėjo tas, sakykime, gandas, kaip nuėjo, kad produktas veikia, kaip nuėjo, kad svarbu tas testas, kad reikia jį pasidaryti ir taip toliau. Bet čia yra viena maža detalė, žinokit. Reikia pakelti ragelį. Kitaip nieko nebus. Reikia naudoti Instagramą. Reikia naudoti savo visas grupės. Reikia įjungti visas bendruomenės Norvegijoje, Lietuvoje, sporto. Aš dabar einu, pavyzdžiui, per futbolo klubus. Ten irgi su kineziterapeutais bendrauju ir taip toliau. Tai Vidmantė turi beprotišką gerą kanalą, slaugė būdama ligoniniai, ten visiems, pasakysiu slengai, pričiešinti, kaip tai yra norvegiška, kilę iš čia ir kaip tai yra sava. Jos yra auditorija. Asta turi savo moterų ten pelenkiek, autobusais. Mano, žinok, kas įdomiausia, kad mano beveik visos moteris, kurias pakalbinau, visos pasakė, kad taip geriu, jau geriu. Ačiū, tikrai geras produktas. Džiugu, tai bet gal tu jau greitai būsi pasiruoši į kitą lygį, o ką tu veiki, gal tu nori šitą žinią ir skleisti ir dar prisidurti ir eurų, tai tu irgi šitoje vietoje, ta prasme, jų nepaleis. Tu su jom biški taip irgi gerdama arbatą ar kavą, tai o kaip tavo situacija, ką tu veiki, galbūt ten yra moteris, kurios labai svarbų darbą daro, augina vaikus ten ir panašiai, bet tos veiklos jiems reikia papildomos. Iškart pagalvojau apie vieną pažįstamą, su kuria galėčiau pakalbėti. Jinai ne pas mane, bet jinai, nežinau, su visa šeima jau senokai geria tą aliejų ir yra tikrai fanė Zinzino, nes mato pokyčius. Jinai gal net neturėjo progos išgirsti, kad čia dar galima ir kitų būdų būti partneriu ir prisidurti eurų. Ir galiu dar pridėti, kad jeigu man taip skritai Asta yra tas žmogus, kur va taip kaip Bakėjus partnerius gali kviesti ir žmonės, moteris norės dar labiau ir galės dar labiau su tavim bendrauti ir daugiau laiko su tavim turėti ir tavo palaikymo, ir tavo pamokymo ir visa kita. Aš tai visiškai taip matau. Tai aš irgi taip matyčiau, bet dėja, faktai rodo, kad man tai neveikia. Su Zinzinu kažkodėl tai neveikia. Ir aš bandau atrasti, kur čia šaknis pakastos. Asta, aš tau pasakysiu. Tu tiesiog per mažai išnaudoji Bakėjus ir mane eidama pas galimai potencialius klientus ir partnerius. Aš net neinu pas juos, nes kam neparašau, arba jau geria ir sako, kad jo labai faina, arba sako geriau, bet bendriau pas tos tai galima būtų ir pratesti pokalbį, kurie ten nusivylę tais vadybininkai, su kuriais turėjo reikalų. Bet šiaip tikrai labai daug, ta prasme, realiai yra labai daug mano pažįstamų, kurie jau geria. Tai įsivaizduok, kaip tai yra tau gera žinia, kad žmonės rūpinasi savimi. Tavo aplinkos žmonės rūpinasi savimi. Taip. Ir ant to paties vaibo mes esame. Jo, bet jeigu tu netyčia, nesamanaudiškai pasakysiu, o ar tu žinai, nesvarbu, kad jis ir kitur yra tas žmogus, kad galima šitą produktą gauti nemokamai, tai tada gali būti akis tokios didelės ir tada sakys, pasakok. Ir tada jam kažkas nedasakė ir nepasakė, kad yra Zinzino for free dar galimybė. Jis jau seniai geria, tarkim, jis partneriu nenori būti, bet kaip klientas jisai gali gauti Zinzino for free. Tai Asta, tai papasakok, kas čia per variantai, kaip tą padaryti. Ir tu padarysi tą karmos taškų, susirinksi ir tas žmogus pasimatuos, kad čia to nedasakė, gal dar kažko dar nedasakė ir jisai pas tave gali būti why not. Tarsi,
Judam į priekį. Judam. Ir šitoje Jo. vietoje yra vienas momentas. Tu neturi sakyti įmonės pavadinimą. Tiem žmonėm tu sakyk, aš turiu temą apie sveikatingumą ir būtinai tą temą pajungti Bakėjienę arba ten Igną arba mane, kažkaip tai susiderinti ir padaryti tą pokalbį potencialiai efektyvesnį, sakykime. Tai ne dėl to, kad, kaip čia pasakyti, kad kažkas blogai, bet dėl to, kad mes turim su patirtimi daugiau pajautimo, kaip tą žmogų labiau galima būtų pakalbinti ir įtraukti. Ok? Liuks. Ačiū. Nu, Vidmante, kažką dar matau, tu norėjai irgi pasisakyti ar paklausti ir iš savo, ne? Ačiū, Asta, labai už tavo klausimą. Tai apie šitos testus irgi mąstau apie pirmus kartus, ką padariau ir ko nepadariau. Tai kiekvieną kartą vis mąstau apie tai, kad žmogus ar nepasitikrinti tą sveikatą ir irgi pratęsti tą pokalbį pasitikrinti sveikatą. Tai jo, pas mane dabar buvo tokie 2 atvejai irgi, kad viena moteris, pavyzdžiui, kolegė tikrai pasirašė iš karto abonementą ir testą mes jai padarėme ir jie dar nežino rezultatų. O kita moteris, prezentaciją aš ten dariau pas jas moterų rate ir jinai pati sulaukė atsakymo ir mes būtent Aqua-X, ir, pavyzdžiui, irgi su pasirinkimu produkto, gal netgi šito klausimą aš norėčiau paliesti, nes kainos atžvilgiu, kaip yra mažiausia kaina yra tradicinio aliejaus šito, o po to yra vis kainų tai skirtumai. Ir kai dar yra, pavyzdžiui, svoris, mes skaičiuojam, sakau, paskaičiuokim pagal svorį, kokį kiekį ir, pavyzdžiui, reikia 3 buteliukų, tai jau gaunasi tai pagal svorį skaičiuojam. Ir dabar mano klausimas galbūt tie atvejai, kai žmogui reikia daugiau negu 1 buteliuko arba daugiau negu 1 dėžutės kapsulių. Kaip mes tada praktiškai darom šitą dalyką? Aš atsakysiu, nes aš turėjau tokių situacijų. Tai aš visada pasakau taip, kad visų pirma, kokią aš tendenciją matau. Matau labai didžiulę tendenciją dėl žmonių beprotiško užimtumo, bėgimo ir visur buvimo per 1 valandą 8 vietose. Labai daug klientų startuoja nuo kapsulių. Kodėl? Todėl, kad beprotiškai patogu. Pirmas momentas. Kapsulėse yra paturbintas alyvuogių aliejus iš Kipro. Jau daugiau polifenolių. Antras dalykas, tai yra ten yra paprasčiau iki 80 kg 2 kapsulės virš 3. Viskas labai aišku. Jeigu ten radikaliai virš 100, tai kai kurie 4. Bet paprastai žmonės iki 100 mes turim svorį. Sugeria 3. Tai dabar 3 kapsulės, tai reiškia, tai yra 1 dėžutė lygiai 3 savaitės. 20 dienų. Dabar žmogui pritrūko. Ką aš darau? Žmonės man skambina, kadangi aš turiu bagažinę visko paprastai, nes toks jau mano darbas, tai yra 2 variantai. Aš sakau, žiūrėk, tai arba tu pridėk į abonentą dar 1 dėžutę, nes tu matai, kad tu nori pagerinti rezultatus ir tau pritrūks. Arba aš tau galiu atsiųsti, tu man asmeniškai pervesi už tą dasidūrimą tos dėžutės. Iki tol, kol ateis tau siunta. Ir tu kas 2 mėnesius gali tą 1 dėžutę žmogui parduoti, jeigu tu turi savo resursų asmeninių. Išsiųsti tiesiog LP Expressas Lietuvoje, Norvegijoje ten kitas yra būdas, jis tau perveda asmeniškai tą sumą ir tu užkaverini tą trūkumą. Tai va čia yra 2 būdai. Tas pats yra ir su skystu. Gali jam pritrūkti tik tai mažiuko 100 ml buteliuko. Tai jis tiesiog vienkartiniškai kaip čia pasakyti, neprideda į abonentą, nes gal jam per daug 2, gauti 4 buteliukus kas 2 mėnesius. Jam tiek gal nereikia pagal svorį, bet gal jisai gali pridėti 1 100 ml buteliuką mažiuką ir dasipirkinėti kas 2 mėnesius. Reikia žmogui duoti pasirinkimą. Tegu jisai pats pagalvoja, kaip jam patogiau, bet tu
turi duoti jam tas galimybės ir opcijas. Ok? Tai pirmas dalykas kapsulės, jos gali būti, aišku, atkreipkite dėmesį, dabar šalčiai artėja, mašinoje negerai palikti, bet gali būti vienas lapelis iš dėžutės, kadangi yra 3 lapeliai po 20, tai vienas lapelis ant naktinio stalelio, vienas virtuviai kažkur, vienas darbe. Jau žmogus bėgdamas tikrai išgers. Nereikia visą laiką prisirišus prie šaldytuvo. Kitam labai aktualu biudžetas. Jis ima tik skystą, tai tada gerbiamasai. Atidarai šaldytuvą, akių lygyje buteliukas, jeigu jis tau pasikeis anksčiau laiko negu mėnuo, tada kalbam, kiek tau pritrūko, koks tavo svoris, kiek, reiškia, ar tau pritrūko 50 ml, ar tau pritrūko 150 ml, ne? Nes tai yra labai individualu, mes svoris dalinam iš 5, kai kuriais atvejais iš 4, jeigu labai blogas rezultatas, kad daugiau būtų mililitrų, tai tada tikrai pritrūks. Tai pažiūrėkim, jeigu žmogus sveria 80, ne, imkim, taip, dalinam iš 5, 16 ml. Tai 316, dalinam iš 16, 18 dienų. Tikrai pritrūks. Vienas buteliukas yra 18 dienų, ne 30, 19. 18,75. Tai pagelbėkim jam užeiti į jo asmeninį akauntą, užsisakyti papildomai ir arba išsiųskime jam iš savo asmeninių resursų. Tokie variantai. Ok? Taip, Asta atsijungė, turiu išbėgti, atsisveikinu iki kito antradienio. Judam į priekį ir po truputį reziumuojamės. Gal dar Vidmantė kas nors arba Simona? Tada iš eilės. Aš turiu klausimą. Aš dabar kalbėjau su mergina Italijoje, mes mokėmės mokyklai kartu, jinai veda jogas Italijoje ir ten pasie aplinkui visi ten labai turtingi. Tai jinai sakė, aš ten turėjau tik 10 minučių galimybę su jie pakalbėti, jinai ten skubėjo ir sakė, atsiųs tada, sako, man įdomu, sako, davai tu atsiųsk man tada e-mail arba WhatsApp informaciją. Dabar galvoju, ar siųsti, ar prašyti, žinai, valandos Zoomo. Atsakymas toksai, ir to. Tu geriausia ir maksimaliai, ką tu gali nusiųsti ir nieko daugiau, visiškai nieko daugiau, tai iš Zinzino TV Oriano Health Protocol pristatymą. 4 minutės. Nedaugiau. Ten yra labai gražiai, labai neužspemintai. Orianas tiesiai iš savo lūpų linką, tiesiog nueini Zinzino TV, įvedi paieškoje Orian Health ir iš karto išmeta 3 pasirinkimus ir Oriano anglų kalba pristatymas sveikatos protokolo. Tokį nusiunti ir tada po 2 dienų skambini ir sakai, labas, ar pažiūrėjai? Ne, nežiūrėjau, lakstau. Gerai, tai tada mes tą patį tau papasakosim, ką atsiuntėm linką, padarom zoomą. Ok? Tai iš karto 2 frontais šitą darai. Supratau. Dabar norėjau dar paklausti, kaip atrodo susitikimai, kai yra, tarkim, partneris ne Lietuvoj, su jo klientais arba jo potencialiais partneriais. Tai zoomas, vienareikšmiškai? Zoomu. Tai jinai susitinka gyvai ir dar pasijungia, tarkim, mane Zoomu? Gali būti ir taip. Labai atsiprašau, kažkas beldžia, tai užmetu akį. Paėmei? Kaip? Negavais. Atėjo gerbiamas Bakėjus, jis negavo tavo žinutės, tai nieko tokio, kažkaip susimenedžinsim. Taip, tai pasakysiu taip. Pirmiausia, tą partnerį reikia išmokinti mum, bet jeigu yra galimybė, kad jisai mato, kad gali greit startuoti ir startuoti ir iš karto nori Zoomą kartu daryti su potencialiu klientu, tai ok, darom tą kartu ir principas paprastas. Tu iš to žmogaus gauni 2 jam patogius laikus, Lietuvos laiku, pabrėžiu, ne? Tas žmogus pasiskaičiuoja, duodi man tuos 2 laikus ir mes dedam į kalendorių, vieną konfirminam ir jam atsakom vieną iš 2. Ok? Tai va, tai toksai.
Ir palauk, dar norėjau paklausti, ką aš jai dabar turėčiau siūlyti. Ar imti, nes aš jai sakiau, tai dabar, aišku, startuoti nuo to, kad jinai pasidarytų testą ir pati išmėgintų produktą. Tai jai geriau tapti savo klientę, ar jai geriau man įtikint, kad reikia jai tą startinį? Žiūrėk, Zinzino, iš principo Zinzino, taip žiūrėti politikai, biškai Aidi pas tave, Zinzino nori turėti daug klientų. Partnerių, nu taigi, aš kabutėse sakau, taigi vargas, mokinti reikia, follow-upinti ir panašiai. Aš nesakau, kad jų nereikia, bet Zinzino nori turėti daug klientų. Dabar nori turėti labai daug partnerių, užbildino ten 450 000 abonentų jau turi, klientinių, dabar eina kampanijos, kai matot, nori turėti daug partnerių. Viskas yra ok. Bet tu turi paklausti ir suprasti prieš siūlydama jai Zoomą, ką jinai šiandien gyvenime veikia, kuo jinai užsiemusi, ar jinai iš vis turėtų galimybės startuoti kaip partnerė, nes tai reikės paimti kažkokio tai laiko iš savo darbo dienos. Ir mes negalim tiesiog užbildinti su Bakėjų šeima belenkiek partnerių ir tiesiog, kad jie gautų pigią kainą, nusipirkę Ultimate Immune Partner kitą ir su juo nieko nedaryti. Nu, tarsi. Gali ir nieko nedaryti. Gali ir nieko nedaryti, bet mes taip neleisim. Bet yra tikslas, kad žmogus turėtų prieš pradėdamas suprastų, kur jis eina, kokią iš to turės naudą tiek savo asmeniškai, tiek dirbdamas tą darbą arba šviesdamas žmonės per komisinių planą. Ne? Tai čia yra, sakykime, visa esmė. Nes aš labai nenoriu turėti kliento ir, pavyzdžiui, aš jo neonboardinu, kol pats nesuprantu, ar jisai suprato, kur jis eina. Dar kartą pakartosiu. Kol aš nesuprantu, ar jisai suprato, ką jisai ruošiasi daryti. Kliento, tu sakei. Kliento? Kliento ar partnerio, nesvarbu. Aš pats turiu suprasti, ar aš teisingai išdėsčiau temą ir klausti to žmogaus, supranti, kas čia dabar, į ką tu čia gerąją prasme klimsti. Gerąją prasme. Ok? Nes čia yra visa esmė, nes po togi įsijungia fast bonusai, 31 dienų, ane? Labai svarbu, ane? Ir tu turi su juo dirbti, ir turi pas Bakėjus jau yra 10+ partnerių, su kuriais visais reikia dirbti ir taip toliau. Tai dabar po truputį judami į priekį ir aš atsakiau, Simona, ne? Nu, esmė, kad reikia su ja pasikalbėti ir išsiaiškinti, nes jeigu jinai duotų tiesiog kontaktus ir aš jau su jos klientais pati kalbėčiau, tai irgi gali tai būti iš pradžių. Gali būti. Mes taip darėm. Pradžioje Andrius darė su mūsų kontaktais. Jo, 7 metus. 7 metus taip darėm. Tu turi suprasti, ar tas žmogus yra potencialus tau lydų duovėjas, ar tiesiog potencialus tiesiog kaip klientas ir daugiau nieko, ar potencialus partneris, kuris varys su tavo priežiūra. Bet Antanai, jinai iškart sako, kai aš pradėjau su ja kalbėti, jinai iškart sako, ar tu nori, kad aš tave pareklamuočiau? Nu, tipo, žinai, tokį. Tai, nu, supratau iš jos, kad viskas yra ok su tuo, žinai, duoti info, žmonėms, žinai, ten kažką papasakot ir... Nu, ok. Dar vieną klausimą norėjau tavęs paklausyti, ar tu esi kada nors siuntoje gavęs ne viską? Daręs nuotrauką, siuntęs suportui? Yra tai buvę. Nes aš negavau testo vieno. Tai labai svarbu gražiai atidaryti, fotkinti sudėtį ir fotkinti tą viduje esantį vaštaraštį. Tada jie mato tą numerį, pasitikrina suportas šitame. Ir tu turi, kaip čia pasakyti, kuo daugiau foto, to geriau. Tu turi parodyti, ar nebuvo praplėšta, nes tai gali būti vienas dalykas neįdėta, kitas dalykas pavogta. Yra buvę irgi taip. Neįdėta. Jo, tai va, tai aš net tokios minties neturėjau, žinai. Bet yra buvę ir praplėšta. Yra visokių kurjerių. Hebra, ta prasme, yra žmonių, labai normalių yra žmonių visokių. Tai čia yra
fotkini, dedi Supratau. suportą, mano užsakymę turėjo būti, prašau patikrinti. Ir kaip čia mes... Ir tą dieną man skambino iš to Švedijos, tai galvoju gal... Ne, Hebra, iš to Švedijos labai panašus numeris vakar skambino man sukčiai, tai aš turėjau labai fainą pokalbį. Va, dėl to aš ir nekeliu. Bet aš... Tai tu man skambink tik iš lietuviško. Mona, viskas, ačiū, dabar tavo eteris jau tavo. Papildau Simoną dėl tų partnerių, tai iš tikrųjų tą, ką Andrius visada mokė ir moko, kad reikia klausti. Ir klausinėjant, tu užduodi klausimą ir pasidomi apie šeimą, pasidomi apie vyrą, apie vaikus, apie ten, žiūrint koks santykis. Ir per visą tai žmogus viską papasakojo. O tada tau aišku, ar su juo partneriauti, ar jisai, žodžiu, gerai gyvena, kad jam pinigų nereikia, tai jisai tiesiog nori tik vartoti, gal jis gali rekomenduoti ir panašiai. Svarbiausia iš to vietoje yra klausytis. Taip. Vidmante. Sorry, dabar tavo klausimas. Tu mačiau, tu kažką norėjai atsijungti, klausti ar pasisveikinti su Ignu ar ką? Ir labas ir Ignai, malonu matyti. Ir apie partnerius, iš tikrųjų, jo, apie tai, ką jūs kalbėjot, kad klausyti žmogaus, tai dabar toks irgi čia intuicija, ne, arba ir intuicija ir protas įsijungia. Pavyzdžiui, turiu potencialų partnerį. Mes jau Antanas turėjom, Andrius turėjom su juo skambutį, atėjo testo atsakymas. Žmogus yra link 70 einantis jau ir kilmės vokietis. Ir aš matau, taip viduje, ir jaučiu, jisai man sako, taip, man įdomu, bet aš sako, suprantu, kad aš turiu nusipirkti šitų buteliukų ir juos pardavinėti. Ir taip, žinai, ir jis darbo nori pinigų, bet viso konceptą, ir tada aš vėl viduje klausiu savęs, ar tikrai tas žmogus, į kurį gal jam paradžia tik tai būti klientu, nes jisai sako, čia ne man, sako, aš matau, kad čia ne man, sako, žinai. Jam reikia, Vidmante, jam reikia labai aiškiai kelis kartus, nes vyresnio amžiaus, kantriai pakartoti tokį klausimą. Do you understand where money come from? Ir viskas. Ir jisai tada sakys no arba yes. Ir tada tau ateis atsakymas. Tarsi, you can be just only a client taking and consuming for yourself, or let's make one more Zoom and we will present you commission plan with all details how money will come to you when you spread the idea, when you share the idea. In Germany, because the Germany is the biggest Zinzino market, is 15%, 15% of all revenue. All revenue is the biggest, number one market in the world, Zinzino. Germany. But Germans, so many millions people, you can do it. I mean, we tested less than 1% already. Aš girdžiu ant tave ir tiesiog gal dar čia man pačiai vidui, gal Ignas turi kokį komentarą, pastebėjimą, ką tokiais atvejais daryti. Aš, kaip sakyti, mano partneriai, kuriuos aš turiu, mes su jais pradėjom ir ten sustojimas yra įvykęs dabar, ne? Ir dabar toliau aš einu kaip į potencialiai pokalbį, mes turėjom ir su Antanu ir pas mane kažkas, neina, neslysta, atrodo, neslysta, kažką netaip darau, arba žmonės, arba nemoku pakalbėti. Ir dabar čia šitoj vietoj tokį jaučiu, ar tikrai, ar gal paleisti tą žmogų ir sakyti, ne, bet yra ta mintis, kad jisai mokytis, kad gali padėti, ta prasme, ar ne, ir kiek investuoti, ar jūs turite tokį receptą savo, investuoti laiko į tą žmogų ir sakyti gerai, darom, arba vis dėlto, ne jam ir paleidžiam. Kaip aš atrandu, ar čia yra partneris, ar yra klientas. Tai aš su juo, kalbėdamas, visų pirma jo klausau jau. Dingo garsas, atsiprašau. Dingo garsas? Dabar kažkas. Gerai, arčiau pritrauksiu, kalbėsim. Gerai, dabar girdisi. Taip, ačiū. Tai aš su juo kalbėdamas apie partnerystę, aš visada žmogaus klausiu. Tu pardavėjas, tu įsivaizduoji save parduodantis produktą ir jisai dažnai tikrai sako, kad ne. Kaip tai atrodo? Aš sakau, tai atrodo taip ir taip. Ta prasme,
Tu gali komunikuoti Instagrame, tu gali viens ant vieno kalbėti, tu gali komunikuoti apie tai, kad tu, žodžiu, susijęsi su sveikatinimu ir žmogus į tave kreipiasi ir sako, padėk man blogai, tada tu jam padedi, tada jisai supranta, kad jam padėjo ir tada jisai gali paskui jau kažkam kitam, sėdint vakarieniaujant, va, štai, va, geriau man padėjo ir žmonės, oho, nu tai klausyk, man įdomu papasakok. Tai ar čia yra pardavimas? Čia yra turbūt savo asmeninės patirties dalinimasis su kitais. Jau toksai aktyvus pardavimas, tai yra aš ieškau žmonių, skambinu jiem, rašau jiem ir bendrauju. Bet aš visada, kai susitinku su potencialiu partneriu, aš sakau, žiūrėk, aš nežinau, kas tu, ar tu geras pardavėjas, nes, pavyzdžiui, Tatjana pas mus yra, oi, aš tai blemba pardavėja, man čia tik duok ką parduoti. Nu, jinai tokia yra. Ir jai fainai, jinai ten, žodžiu, pasako ir taip toliau. Bet aš sakau, tarkim, jos vyras. Arba taip kaip aš klausiu, arba į kitą partnerį kreipiuosi ir sakau, o tu gal esi gabus atrasti žmonės, pamatyti jų gerąsias savybės, pamatyti, kad jisai yra klientas arba žiauriai geras pardavėjas, arba irgi partneris. Nes tavo verslas, Zinzino, ne tik yra apie pardavimą. Nu, pavyzdžiui, mes esam tobula komanda su Simona, nes jinai mėgsta pardavinėti viens ant vieno, užmėgsti ten va tokį, žinai, o man labiau ta partnerių paieška. Nu ir mes kažkaip išsilyginam. Jinai daro tą, aš darau tą. Tai žinai, nebūtina būti poroje ir santuokoje, gal gali atsirasti žmogus, kuris tai daro. Ir jisai labai gerai mato žmonės. Jisai susitinka, pakalbėjo ir sako, čia žinok partneris, arba čia žinok niekam. Ir nereikia visada visko daryti pačiam ir galvoti, kad aš pats viską galiu padaryti. Jau tokiam lygi galima galvoti tada, kai esi, pavyzdžiui, kaip Andrius, kur jau nuo tavo patirties ir nuo tavo pasiektų titulų, tu jau taip kalbi skvarbiai ir aiškiai, kad niekam net nekyla abejonių. Tu ateini pas bet kokį CEO, CFO kompanijos verslo savininką, jisai atsisėda, pradeda kalbėti ir jisai neturi ką pasakyti ir sako, gerai, kur pasirašyti. Tai mes dar netokiam lygiai esam, tai todėl mes turim galbūt ieškoti žmonių ir tam ir ateina tie žmonės, kaip tavo vokietis, gal kiti partneriai, su kuriais tu mokaisi ir bandai surasti, kokios yra jų stipriosios savybės. Ir jeigu tu juos patrauki partnerystėn, tai tavo, arba Antano, arba Andriaus, arba mano, arba mūsų atsakomybė yra pamatyti ir tame žmoguje atskleisti, padėti jam jo potencialą. Tai reiškia, jeigu tu nematai, apie ką jisai yra, tai tu taip ir sakai, žiūrėk, gal tu dabar dar nežinai, kas tu, bet būdamas partneris, dalyvaudamas mokymuose, bendraudamas su mumis, mes padėsim tau atskleisti tavo potencialą. Ar tu klientas vis tik tai būsi ir liksi ir netesi, ar tu blemba esi partneris, bet partneris yra tas, kuris parduoda, arba partneris tas, kuris suranda kitus partnerius, nes jisai labai aiškiai nuskaito juos. Arba gal tu iš vis esi tas partneris, kuris geba padėti žmogui atskleisti jo potencialą. Per mokymus, per bendravimą su Antanu, aš duodu pavyzdį, kad būtų aiškiau. Regina mūsų komandų yra. Numetė 50 kg. Nu blemba, Regina, tai čia yra tiesiog tavo tiesus kelias, kaip tu žmonėm pasakoji apie tai, kaip tu pakeitei savo gyvenimo būdą, ką tu padarėjai, kaip tau padėjo Zinzino ir taip toliau. Ir jis sako, bet aš nemoku to. Tai tau ir nieko nereikia. Tau tiesiog reikia įdėti nuotrauką prieš ir po ir parašyti, kad jeigu turit kažkokių klausimų, kreipkitės. Ir pradėjo kreiptis. Toliau, nežinau, ar matei, nematei, jinai įdėjo nuotrauką, kaip jinai vartojo aliejų, ar nematei. Kaip jinai vartojo aliejų ir pas ją psoriazė išsigydė. Pas ją veidas išsigydė. Taip, jinai dar papildomai darė su Olga Abramova, sveikatinančios mitybos specialistė, mitybos dalį, bet labai daug ko prisidėjo aliejus. Tai žinai, ir aš sakau, blemba, Regina, va, žinai, tavo rezultatai yra tai, kas už tave kalba. Ir jinai tada dalinasi Instagram'e, Facebook'e, pas ją atsiranda klientai. Toliau Tatjana yra ta, kuris sportuoja, bėga, pas ją ateina gyvai merginos sportuoti. Ir jinai su jom kalba. Ir tokiu būdu jas apdirba. Bet jinai labai nefaina jai apie tuos pinigus, nieko ten neišmano ir nenori ir taip toliau. Nors yra labai įsigilinus ir išmano. Aš taip pasakiau, neišmano, išmano. Bet labiau jinai nori, kad vyras tą dalyką darytų ir perimtų ir sutvarkytų ir užklausintų ir panašiai. Taip, kad
labai daug skirtingų atvejų. Arba Asta pas mus yra, kuri veda mokymus, kur jinai tiesioginė ta žodžio prasme atsisėda, va, yra Zoomas ir jinai sako, šitas man padeda išsimiegoti, Viva Plus, aš su juo miegu. Ne tik tai yra svarbu daryti ir tą, ir aną, ir trečią, ketvirtą, bet šitas man padeda. Tada paskui ten, žinai, va, aš geriu, žiūrėkit, kaip geriu. Ir jinai paima ten tą aliejų, išgeria žmonių akivaizdu ir sako, man tai padeda tą padaryti. Aliejus yra įskirtas tam ir tam. Labai daug skirtingų žmonių. Ir jie kol kas, aš nežinau, ar jų noras ir mintis yra apie tą partnerystę, bet aš žinau, kad vieną dieną pas juos atsiras tiek partnerių arba klientų, kurie matydami, kaip jiem gerai sekasi, norės tapti partneriais. Ir tada aš jau ir su Regina, ir su Asta, ir su Tatjana, ir su visais kitais kalbėsiu apie tai, kaip tapti partnerių ir kaip pritraukti partnerį. Nes jie dabar yra, vat, aš klientė, partnerė, bet labiau darau pardavimus savo sportininkam arba savo ten, žodžiu, žmonėm, kurie mane seka. Tai reikia laiko ir galbūt nepergyventi dėl to, kad tu dabar nežinai, ką su juo daryti, bet mano pagrindinė mintis buvo tokia, kad jeigu tu nematai savęs pardavinėjant, tai gal tu matai save ieškant partnerių, kurie yra apie sveikatinimą, kurie yra apie verslumą ir panašiai. O mes tau padėsim su visa komanda. Pas mane komandoje ir tu vardini, nes mes esam bendra komanda, tu vardini. Yra Blemba Andrius, kuris ten yra prezidentas. Yra Antanas, kuris po 25 metų išėjo iš vadovaujančių pozicijų ir dabar yra tas, kuris padeda mum visai komandai kaip vadovas. Aš jį taip matau. Taip, jis daro pardavimų, ten dalį pristatymus ir taip toliau. Bet aš jį matau, kad jisai mus globoja kaip vadovas, nes jisai žino, bakėjau paskambink tam, parašyk tam, nusiųsk kanam. Blemba, jo nebūtų, mums būtų ragas. Tada gerai, tada yra Ignas su visa komanda, su visais šitais žmonėm. Tada, žinai, tu būk tvirta tame, kad visą tai tu turi. Čia nėra kažkokia abstrakcija arba, pavyzdžiui, ten, žinai, ten kažkas pasiekė. Reikia visada turėti žmogų, ne tas, kuris pasiekė, bet tas, kurį tu turi šalia ir jisai tave moko, mentorina, coachina. Tai aš gal sakyčiau, va taip, toks atsakymas būtų apie tą partnerystę. Tikrai. Labas, Regina, labas. Nuostabus, puikus atsakymas, gerbimieji, bet mes jau išlipom iš visų laiko normų. Tai yra gerai, gal yra dar kažkokių klausimų? Aš tik greit galiu pasakyti. Ašgi padariau, nupirko iš Vokietijos pas mane. Užsakymą padariau. Tai labai greitai gavo per 2 dienas su DHL. Yra DHL Greičiau Express. Negu mes. Taip, yra DHL Express, ten Prancūzija, pavyzdžiui, Vokietija ir kitos pristato 3-4 darbo dienom greičiau. Pavyzdžiui, Regina dar dirba su partneriais ir partnerių dar neturi, ar turi jau? Ką žinau. Partneriai turi klientus, bet mes kaip tik kalbėjom su Vidmantė. Vidmantė yra žmogus, kuris prisijungia, jisai yra Antano komandai, bet tuo pačiu ir mūsų, ir jinai dabar kartu su mumis, jinai Norvegijoje gyvena. Tai aš kaip tik pasakoju tavo pavyzdį, Regina, kad kaip tu savo potencialą čia atskleidinėjai ir kaip tu kaip trenerė, kuri numetus svorio, kalbi, bendrauji, kaip dabar tas nuotraukas įdėjai su psoriazės ir panašiai. Tai kaip tau tai padeda pritraukti klientų? Ar padeda iš vis? Padeda, kaip, aš labai paprastai, tiesiog patys žmonės rašo, man tiesiog reikia parodyti. Ir viskas. Pavyzdžių, savo pavyzdžių, ne taip, kad tiesiog aš ten pasakau, kad padeda, bet aš parodau realiai, kaip padeda. Ir tai taip aš pati tikiu, nes man padėjo. Ir man tam žmogui negėda siūlyti ir aš esu tikra, kad ir jam padės. Va ir tarkim, mano kitas sportininkai, jos abi mergaitės su psoriazė, jos vyras su psoriazė ir irgi jau pirks. Wow. Ir viskas. Vidmantė, ką? Aš labai apie psoriazę tą klausimą noriu. Kiek, Regina, tada laiko tavo gėriai, kad pamatyk, jog išnyko tavo visai psoriazė? 4 mėnesius nuo Liepos. Bet sąžiningai, kiekvieną dieną, ne? Iš tų visų 4 mėnesių, kokia savaitė viso buvo negerta. Ten aš keliavau, neėmiau, bet šiaip ištisai geriau. Ir būna žmonės klausia, reikia daryti pertraukas, nes ten būna vitaminus, reikia ten gerti kažkaip kursais, tai aš sakau, jokių nereikia čia pertraukų, gerti ištisai. Kokią konsistenciją geriai? Taip. Kiek aš jo geriu, kiek man ten, nes aš negavau tos... Veganiškas, skysta, paprasta? Veganišką aš geriu jo. Skysta veganiška.
Aha. Pas Pas mus mane. yra veganų, vegetarų nemažai, tai pas mus bent jau vat, komandos dalis yra Mhm. tie, kurie tiesiog geria ir vartoja tokį, bet Bet aš žinau, kurie, tarkim, nu taip, va, grubiai tariant, kurie turi daugiau pinigų, tai aš jiem iškart siūlau veganišką, nes man ir Antanas yra išaiškinęs, kad jis yra daug, nu, stipresnis negu kiti aliejai. Supratau, ačiū. Aš tiesiog turiu savo artimoje aplinkoje dvi moteris su psoriaze. Ir šiaip su protarpiais gėrė, bet matau, kad nebuvo pakitimų. Tai tiesiog va tas, kad ką patys sakė. Ne, ištisai. Parašyk man žinutę į Messengerį ir aš to persisiu Reginos postą, kad tu matytum nuotraukas ir iš tikrųjų, Regina, aš naudoju tavo nuotraukas kaip pavyzdį, žinai, Tai žmonėms, gerai. alkūnės ir taip toliau, ir sakau, va, prašau, bet reikalingas tas pavyzdys, kad žmonės matytų, kaip tai vyksta iš tikrųjų. Ir kuo toliau... Ir jinai pas mane tokia Regina, buvo. Pavyzdžių gausi. O kokią dozę geriai? Kiek mililitrų? 1 sekundę. Man reikia savo taurelę pasižiūrėti. Aš geriu... Svoris iš 4 ir iš 5. Kiek? Aš geriu 20 mililitrų. Bet tai čia yra daug daugiau. Parodyk taurelę, kuri yra. Mano taurelė tokia mažytė, aš negavau Zinzino taurelę su visu tuo pristatymu, tai aš savo susiradau, tai aš tiesiog ją pilną ir išgeriu. Gerai, tai... Tai tu geri 20. Jo, tai čia 20, tai aš ją pilną ir geriu. Kad visi suprastų, tai yra daug daugiau negu priklauso. Nes, Regina, tavo svoris dabar yra... 65. Tai įsivaizduokit, jeigu šiaip reikėtų gerti 65 dalinam iš 5 standartas. 15 maždaug. 13, tai tu geri iš 4, jeigu dalinam 17, tai tu geri padidintą, pagerintą, paturbintą, va, ir tada rezultatas. Vidmantė, girdi? Bet taip turi įsivaizduoti. Aš irgi geriu, aš turiu gerti 12, aš geriu 20, tai darant ir tyrimus pas Olgą, viską labai greitas ir labai geras rezultatas. Aš geriu veganišką, bet irgi geriu daugiau. Super. Aš turiu klientą, kuris geria 4 kapsulės, nors jisai sveria apie 80, jisai nori kuo greičiau pasiekti rezultatų ir dabar jau jisai turi tą rezultatą. Čia mes geriam, hebra, ne nuodus, didesnės, bet man greičiau buteliuko priveda prie užtenka rezultatų. mėnesiui. Bet man užtenka mėnesiui to 300 ml buteliuko. Tai čia, žinai, visų pirma, reikia pasitarti, tarkim, yra Antanas, yra Simona, mes dirbam su Olga, tai visada galima pasiderinti ir pasitarti, tai koks yra tas kiekis padidintas. Nu, jeigu yra bėda, yra trūkumas, ne, va dabar šią akimirką yra trūkumas. Tai, žinai, tu turi pasakyti, nes, tarkim, žmogus tave kreipiasi, jeigu tu turi komandui, tarkim, Olga Bramo, sveikatinimo gydymo specialistą, daktarą turi, žinai, gali sakyti, aš pasitarsiu savo daktarę, kuri yra mūsų komandui. Pasidari ir grįžti, sakai, žiūrėk, jinai sakė, dabar pirmus 2 mėnesius pagerti padidintą dozę, nes turi labai aišku. Palauk, Bakėjau, Olga taip nesako, jinai minimumą ir paskui jinai žiūri pagal tyrimą. Bet Zinzinas, man svajonė rodė Zinzino, aš galėsiu permesti grupę. Zinzinas įdėjo pagal indeksą omegos 3, kokį kiekį reikia, ne pagal balansą 3-6, o pagal to tyrimo indeksą 3, kiek reikia dozę didinti nuo standartiškos. Tai aš galėsiu atsiųsti. Aš nežinau, mes Vidmantę esam pridėję prie savo grupės ar nesam, arba jei tada asmeniškai... Jei man parašys, aš ją pridėsiu, dar paskui ir Eva prisijungs kitą kartą, negalėjo dabar dalyvauti. Tai aš įdėsiu į grupę, kur ten nuotraukytė, jinai man atsiuntė Zinzino duotą, kaip reikia padidinti. Gerai, ačiū labai. Ar dar klausimų turit kas nors? Sigitas prisijungė, nieko neklausė. Sigitai, kaip laikaisi? Gerai. Tai, nu ką, mes turim susitikimą dabar, ateina viena mergina, kuri mano pakalbinta, aš su juo kalbėjau, jinai kaip tik buvo iš Indijos grįžus, tai taip visai jautėsi pakylėta ir dar ne apie materialius dalykus svajojanti. Tai aš ją pristačiau, galų gale jos aplinkoje labai daug žmonių vartoja Zinzino produktus ir sakė, jeigu galėčiau, sako, užsisakyčiau paletę Vivos Plus ir mes tiesiog ją gertumėm, žinai, ant tiek visi geria.
dėl miego, dėl tos ramybės ir panašiai. Tai mano vienas iš argumentų jai buvo, kad jos vieta, kuri jai yra svarbi, ten žmonės vartoja. Ir aš jai iš karto paskambinu ir sakau, žinai, tu nuolat važinėjai į Indiją ir tavo darbai užsibaigė su išvažiavimu. Ir tada tu, žinai, grįžti, padirbi. Bet jeigu tu gali, būdama Indijoje, pasirūpinti ir daryti užsakymus tiek Lietuvoje, tiek Indijoje indams arba gyvenančiam lietuviam Indijoje ir panašiai, tai sako, duok man laiko pagalvoti. Ir praėjo gal koks mėnesis, kai jinai jau čia Lietuvoje buvo, ir mes vėl susitikom. Ir aš dar kartą jai pakartojau, ką mes kalbėjom. Ir jinai man rašo kitą vakarą, sako, žinai, aš nusprendžiau, žodžiu, kad norėčiau būti partnerė, ar galėčiau sužinoti daugiau. Ir mes šiandien susitinkam. Gerbėmieji mylėjai, ačiū Jums visiems labai. Šitas įrašas bus, tuoj perkelsim, nes man reikia baigti ir mes turim svečią, turim priimti. Iki malonaus, kitą antradienį 10 valandų 10 minučių. Visi pasižymėkit. Iki.